problema kokia pas tai mergaitė? Apsėdimai. Apsėdimai, ne? Kaip tu manai, kaip jie te pasireiškia? Kodėl gal? Man šiam biškai su mažučiais komentaras. Nes tema yra žinai kokia yra. Pirma, reikia įmanoma identifikuoti, nustatyti maždaug, ar tikrai čia apsėdimo. Nes didelė žmonių dalis, šizofrenikai, dažnai ir kitų problemų turintys, tokių chroniškų problemų, psichologinių, psichinių problemų turintys, mėgsta įsiteikti savo, nori tikėti, kad yra apsėdimas. Kas kuo mėgsta tikėti, kas apsėdimas, kas užkeikimas nori tikėti. Ir galvo, ogi dabar tik tai apsėdimą nuimsim, va tik taip užkeikimą. Ir visur. Nes, pavyzdžiui, šizofrenikai labai bijo diagnozę, žinai, kad šizofrenija. Tai geriau pasakysi tada, žinai, kad apsėdimo. Ir būna įvairiai žmonės. Dar dėl kokių ten įvairiausių krizių, ką nors, žinai, tai reikia nustatyti įmanoma, pažiūrėti dabar, žinai. Paskui kitas dalykas yra, matai, kad, atskirti nėra lengva kartais, žinai, kur žmogus prifantazuoja, kur iš tikrųjų. Ir, žinai, kad galbūt šizofrenija ir apsėdimas, vienas kito nenuneigia. Tik tai, tik to, kalbą turiu. Tai kaip tu manai, kaip tau tai pasireiškia? Manau, viskas prasidėjo tada, kai pakliuvau į apiplėšimą Londone. Tada? Čia yra realus įvykis. Gerai, apiplėšimą papuolė į Londone. Tai kaip pasireiškia? Kada po to apiplėšimo kaip? Kas tu labai stipriai sureagavai kažkaip? Sukrėsta labai buvai? Aš gavau vagies smūgį. Smūgį kur? Į čia. Kaip nuo smūgio apsėdimas, tai čia? Aš tiesiog nežinau, ką jums pasakyti. Tai kokiu požymį, kaip tu patiri, kas tau dedasi? Manipulacijos. Kaip? Manipulacijos. Kaip pasireiškia, kaip? Kyla visiškai kvailų minčių. Pavyzdžiui? Tiesiog jaučiu ant savęs svetimas programas. Milda, klausyk, aš puikiai tai žinau. Aš pats esu 100 kartų apsėstas. Ne 100, bet daug įvairiausiais elniais. Aš puikiai viską tai žinau. Ir kai aš ties klausiu, tai supranti, aš tai klausiu tik tai pasižiūrėti, kiek, žinai, manęs tai nestebina. Aš nieko, tu manęs nenustebins nieko. Aš tik tai noriu pažiūrėti, kokios tavo patirtys, kiek jos man panašios ir koreliuoja su mano patirtim. Ir kitas dalykas, žmonės, kad girdėtų, matytų, kad maždaug suvoktų. Supranti, dėl to. Tai kaip, kažkai dėl to klausimų, kaip maždaug... Kausto baimė nepaaiškina. Tiesiog. Baimė kur, kaip, kur einam kalbėti, kur... Baimė negali kausti skvėpuoti, ar kaip, polį kažkokį daryti nori, ar kada. Jeigu atvirai, tai negaliu šiuo metu to paaiškinti. Tai okei, baimė, kokie dar, sakai, manipuliuoja, kiša mintis, kokias mintis kiša? Šiuo metu į tokius klausimus netgi, tarkim, negaliu atsakyti. Gal aš biškai padėsiu. Žinai, kaip būna. Tas apsėdikas, jeigu tai dažnai būna, pavyzdžiui, dušė kokia, žinai, valkata prikibusi, tai jinai tau kiš mintis iš savo realybės, iš savo tikrovės. Dažniausiai tos valkatos, aišku, būna apsivėlę, užsiaitrinę, nuo ko mirė. Jau prisiminiau, nuo pirmo apsėdimo iš tikrųjų pajaučiau šleikštulį. Visų pirma, pasito labai šleikšti. Šleikšti pati savo savimi? Nes tiesiog lyg tai buvo mergina normaliai, gyveno ir taip toliau. Ir staiga iššoko, nes aš labai tuo metu pykau. Ir tada viskas pradėjo griūti ir tada manau, kad pradėjo eiti šitas tamsusis pasaulis pas mane. Sapnai.
Sapnai kaip tau. Matai, atsimeni sapnus. Labai mažai iš tikrųjų miegu nuo tada. O aš mėgiu. A ką veikia, kai nemėgiu? Meldžiuosi arba kuriu. Meldiesi? Bet labai sunku melstis iš tikrųjų, nes jaučiu pasipriešinimą didžiulį. Dažnai net neleidžia melstis. A kaip neleidžia? Atrodo, kad laiko įsikabina kažkas. Nu, bet žodžių neužblokuoja. Blokuoja, būna, kad skaitau tekstą ir viskas, nebesiskaito niekas. Skaitau ir smegenys nesuvokia nieko. A sapnų nelabai atsimeni? Nesapnuoju praktiškai. Man atrodo, kad aš per sapną kažkuria dalim bent jau valausi nuo šito, kas vyksta, nes ten toksai procesas dabar yra, viskas vyksta. Sapnų tokių kaip nėra, nes aš su juose gyvenu. Žiūrėk, mes norim padaryti tau kolektyvinį šitą egzorcizmą, supranti? Matau. Grupinį. Tai, bet reikia, kad atsisėstum į vidurį salės. Kamerą nusuksim. Bažnyčia. A? Bažnyčia nusuksim. Aha. Ar būtų galima šviesą pritempti, nes reikia žiūrėti vidinę ekraną? Vaida iš durų. Temtis iš šviesą. Gintarai, galiu paklausti, tu manai, ką jinai papasakojo, čia yra... Supranti, kas yra, negali padaryti išvadų. Ko man pamatys? Negali padaryti išvadų dabar. Ar čia jos prisifantazuota, ar realios patirtis. Nes supranti, kam tema, jinai pati gali neatskirti. Pati realiai gali neatskirti. Gali pati savo būti prisiteigusi tų būsenų. Bet simptomai tai yra, žinai, kokie? Man labai įvairūs tie apsėdikai būna, patys nenuspėjami, labai didžiulė įvairovė. Todėl, Egzorcizmo seansas padės bet kuriuo atveju. A? Pravalymą kiekvieną. Tai jis visi, bet vienai per kitai padės, kalbų nėra, žinai, supranti. Bet reiktų vis tiek tą priežastį kažką išsiaiškinti, už kur visą tai užkybė. Mums nebūtinai. Ten pas Mildą aš senai pažįstu, Mildą, supranti, aš galiu biškai pakomentuoti. Pas ją irgi buvo suvaidintas, totaliai buvo suvaidintas santykis su savimi, visiškai buvo suvaidintas santykis su savimi. Žiauriai buvo suvaidintas. Bet čia dėl tėvo kokio desmo? Ja, ten avarinė šeima, aplinkybės, viskas žiauriai suvarytas santykis su savimi išvis. O tai, ką mes čia prakalbėjom apie raidą, kaip vaiką, kaip mergaitės raidą, tai ten pas ją buvo, kaip galim buvo sakyti. Sunku sugalvoti, ką nors blogesnį. O galiu paklausti, kiek tu metų? 27. O kada paimti šitus dalykus prieš kiek laiko? Kurios būtent? Tas simptomas, apie ką tu pasakai,